aš turiu pripažinti savo, man visada patiko technika statybinė labiau nei kad pačios statybos. Nežinau kodėl, gal iš vaikystės šitai atėję. Dabar ankstyvas rytas, su jumis kanalo pagrindinis traktoristas Ignas. Dabar yra be 27 ir šiandieną mes važiuojam. Ir aš tuo jums parodysiu kur. Trečias video, pagaliau po ilgo laiko prisiverčiau. Tai toks mano aparatas. Šiandieną, jau antra diena čia linksminu su juo. Našus. Kaušas čia virš kubo, daugiau gal bus, nežinau. Šiaip labai liuks. Darbai nesudėtingi, tad nereikalauja didelės kompetencijos, labai puiku prasibandyti. Nes paprastai tai esu dirbęs su mažesnės ekskavatoriais, tad šis tai tikrai paliko gerą įspūdį. Teko nuomotis CAT 316 EL ekskavatorių, kuris yra 18 tonų. Nuomotojas atvežė ekskavatorių su dviem kaušais, vienas kasimo, kitas planiravimo. Planiravimo, aišku, vartomas, bet be roto tilto. Ekskavatorius iš tiesų man patiko. Paprastai aš dirbęs esu su mažesniu kalibru ekskavatoriais, tokiais kaip iki 10 tonų, kaip sakyti, ar ne? Bet visi daugiau mažiau valdymą turi panašų, nes tiesiog jau turbūt sunku rasti kitokius kaip be joystickų. Tad pagrindiniai darbai, kaip ir sakiau, buvo pirmiausiai reikėjo suardyti skaldą. Tad atvykęs į vietą, ėmiausi šio darbo iš karto ardyti, kad būtų galima buldozeriui viską po to sulyginti, nes paprasčiausiai skalda buvo taip gerai susigulėjusi, jog jos neįmanoma buvo su buldozerio peiliu pajudinti. Tada sekančią dieną augalinio grunto kasimo darbai, tad vienareikšmiškai darbai nebuvo tokie labai sudėtingi, kad būtų sunku ir kažko nesuprasčiau, ar reikėtų labai prakaituoti. Ir pakankamai normalų tempą palaikym. Tad nenukentėjau, kaip sakoma, nei užsakovas permokėjo, nei aš pats stresavau labai, kad kažkas nesigaus. Į mėlyną savo baltą. Ne, iš tikrųjų tai pirkau Litagrui. Tokį, koks buvo. Tai va, šiaip vėjelis pučia gerai, oras geras, nelyja, rytoj pranašauja. Va taip va. Kabinų galima nusirti. Nu ir ką, atėjau tą minutę, kai skaičiuojam svetimus pinigus, aš savo skaičiuosiu, bet kokiu atveju mano vidinis suvalkietis džiaugiasi, kaip sakoma, kai skaičiuoju pinigėlį. Tai trumpai ir aiškiai, ekskavatoriaus įkainis susideda paprastai iš trijų dedamųjų. Pirmoji tai yra ekskavatoriaus kaina, tai arba tai lizingas, arba nuoma, nežinia. Tada antroji yra kuras, degalai ir tačiau yra operatoriaus įkainis. Kadangi operatorius nesamdžiau, dirbau pats, tai sutaupiau. Suvalkiečiui labai malonu šitas reikalas. Nu ir taip, tai žiūrėkim dabar konkrečiau. Tai ekskavatorius man 3 dienom kainavo 570 eurų. Kuro aš sudeginau grubiai 140 litrų, tai atsiėjo be PVM 158 eurai, tai grubiai apie 160. Ir viskas. Uždirbom mes 1300 pajamų. Porą valandėlių ten biškį ilgiau padirbom, bet esmė, kad uždirbom 1300 pajamų plus PVM-as. Tai gaunasi, kad
tą, ką mes išleidom, atimam iš pajamų ir gaunasi, kad mes per 3 dienas uždirbom 571,60 €. Ir dalinam dabar šitą sumą iš 26 valandų, kur pradirbom, tai gaunasi, kad mūsų įkainis, mūsų pelnas valandai gausi 21,98 €, tai grubiai 22 €. Aišku, čia visos šitie pinigai krenta į įmonę, tai atsiminkime, kad dar vis tiek bus ir pelno mokestis, ir bus tiesiog jeigu išsimokėt savo į rankas, tai papildomi dar mokesčiai, bet jeigu nemokė savo į rankas, o perki kažką, tai nežinau, papildomai investuoji, tai tą pelno kartelę susimažini. Aš jau čia neaiškinsiu, čia jau buhalterija labiau nusimanau. Bet kokiu atveju tai tik tai parodo, kad Lietuvoje yra įmanoma uždirbti. Ir tai yra visai neblogi pinigai. Aišku, susiduriama su tokiais iššūkiais kaip objektų suradimas. Čia ir yra pagrindinė problema, nes jūs paprastai, jeigu ir įsidėsite į skelbių, kad teikiate operatoriaus paslaugas, klausimas, ar tų darbų taip greitai atsiras ir ar iš to gyventi taip išeis. Bet jeigu turite laisvo laiko ir jūsų darbo grafikas nėra toksai suspaustas, tad karts nuo karto galima gyvenimą paįvairinti tokiais darbais. Vienareikšmiškai rekomenduoju turėti teises, SM kategorija reikalinga yra. Visas šiaip rekomenduoju turėti, kokias tik tai įmanoma. Tikrai praverčia, bet kokiu atveju aš pats turiu, tai tiesiog tokie darbai, kuriuos aš kaip čia padariau, jie nereikalauja kažkokios konkrečiai labai didelės kompetencijos, bet jeigu jau esate šiek tiek dirbę ant technikos kažkokios tai, ar bent draugaujate su technika, tai tikrai greitai susigaudytumėte, kaip čia viskas vyksta. Ten per kelias valandas jau perpranti ir tą valdymą, nes vis tiek kiekvieno ekskavatoriaus valdymo, sutikim, yra skirtingas. Šis mano video yra skirtas ne tik pradedantiesiems, šis video yra skirtas visiems, kurie jau yra dirbantys, kurie galbūt jau profesionaliau dirba. Iš tiesų noriu visus paskatinti neapsiriboti vien tik tai darbo santykiais. Galvokit apie tai, jog galima statybinės technikos operatoriaus profesiją paversti šiek tiek labiau prestižinę, nes dabar galbūt kai kur žiūrint, tai operatoriaus darbas jisai toksai atrodo šiek tiek vergoviškas. Aišku, jau ne visur, daug kas moka tikrai solidžius atlyginimus ir ne ką blogesni nei užsienyje, bet jeigu to būtent darbo nėra taip lengva susirasti gerai apmokamų, visi daugiau mažiau moka panašiai. Ir jūs ant manęs nepykit, ypač tie, kurie mokat. Aš nieko blogo jums nenoriu padaryti, aš tiesiog linkiu gero žmonėms, kurie dirba. Tad labai skatinu iš tiesų galvoti apie tai, kad galėtumėte būti labiau nepriklausomi žmonės. Nepriklausomi, dirbantys ant savęs, kaip sakyti. Vienintelė pagrindinė problema yra susirasti objektų ir dirbti ilgesnį laiką. Tad jau gaunasi tokia didesnė rizika ir ne visi nori turbūt dirbti ant savęs. Tad tą momentą aš noriu pats įspręsti ir aš jau kelintas mėnesis esu atsidaręs tokiai, vadinkim, beveik kaip įdarbinimo agentūrą. Tad jeigu pas mane atsiranda užsakovai, kurie ieško operatorių, operatorius, ar jeigu tuo momentu yra laisvų, tai pasiūlau užsakovams ir mes, kaip sakoma, win-win, visi laimi, operatorius gauna darbo, užsakovas gauna operatorių, visi uždirba ir nėra problemos. Tik tai vienintelis dalykas yra, kad man kaip pradėjusiam dirbti, galbūt tik naujam verslui, yra sudėtinga gauti objektų daugiau. Tiesiog, ne visi dar kreipiasi, ne visi žino, nesupranta galbūt, tai tiesiog pradžioje yra pakankamai užburtas ratas, nes kaip ir tų operatorių
sunkiai, nelabai turi, ar ne, dar tokių rimtų, bet ir objektų neturi. O jeigu turi operatorių, tai jie vis tiek tada nežiūri labai rimtai, nes objektų neturi. O jei turi objektų daug ir tada tuo momentu nerandi operatorių, gaunasi, kad tu, kaip ir neišpildai savo paslaugos. Tad bet kokiu atveju aš šitą dilemą sprendžiu. Aišku, man pagalba dar yra ir šitie video, tad aš noriu tiesiog kalbėti apie tai. Tad vienareikšmiškai rekomenduoju galvoti apie tai, jog jūs galite irgi tapti tais, tokiais, vadinkim, nepriklausomais žmonėmis, nebūtinai dirbti pagal darbo sutartį, yra galimybė, aišku, ir pagal individualią veiklą dirbti. Taigi, bičiuliai, šiandien tiek. Tikrai parodžiau detaliai visą šitą situaciją ir kaip šitas bizniukas darosi. Labai jūsų prašau, komentuokit, rašykit, dalyvaukit šito mano naujo kanalo veikloje. Tikrai labai liksiu dėkingas, galbūt aktyviausius ir apdovanosiu. Net ne galbūt, o apdovanosiu. Tad kviečiu aktyviai reikšti savo nuomonę ir tikrai, ar pritarėt ar nepritarėt, tikrai rašykit. Man svarbiau yra, kad įsitrauktų kuo daugiau žmonių, tada YouTube'as labiau kreipia dėmesį į mane. Ir tada man to dėmesio užtenka. Aš jau daug nereikalausiu. Nebent jūs sakysit, kad video daugiau daryt turiu. Tai ką, ačiū labai. O susimatysim sekantį kartą, nes aš turiu tikrai planų ir kitų video, kokius noriu daryti. Tad čia buvo meistravonės ir jų pagrindinis vyrmeistras Ignas. Iki.